Sveiki, noriu pasidalinti šiek tiek įžvalgom apie tai, kaip dingsta kartais laikas. Kaip pavyzdys, grįžus namo po darbų, kažką pradėjus daryti, tarsi ne visai sąmoningai, dingsta valanda, 2, 3 įvairiai. Turbūt daug kas esat pastebėję tokią tendenciją, kad tai būna. Ir kaip galima suvaldyti šitą dalyką, kad taip nebūtų. Tai visų pirma, pasidalinsiu patirtimi, kaip gali būti kitaip. Pavyzdžiui, dienos eigoje man būna, kad aš susistabdau. Tai reiškia, kad ir ką veikčiau, jeigu yra galimybė man šiek tiek nusiraminti, atsisėsti ir sutelkti, kaip pavyzdys, savo dėmesį į kūno pojūčius, išjausti kūną, išjausti per kūną šią akimirką, tame pabūti, įvairiai, gal 2 minutės, 3, 5, bet taip sakykim, gal net kelis kartus dienoje, arba tiesiog einant, įsijausti tą ėjimą, tai kaip aš einu, vėlgi jaučiu savo kojas, pavyzdžiui, kaip aš dedu jas ant žemės, kažkur tą dėmesį tokį į tai, kas vyksta dabar, išeiti iš mąstymo proceso. Jeigu dienos eigoje aš taip sustabdau, keletą kartų atkreipiu dėmesį, pabūnu tame, tai grįžęs namo, aš turiu daug didesnį šansą pagauti save prieš įsiveliant į kažkokį tvarkymąsi, kažkokį tai chaotišką veiksmą, kaip pavyzdys ten, įkrentu į telefoną, jeigu taip grįžtu kažkoks pervargęs, visą dieną tame veiksme, ten darau, toks pametęs tą balansą, pametęs tą ašį. Ir tada grįžtu ir taip darau kažką, viskas, vakaras, reikia eiti miegoti, arba dar blogiau, jau viskas, praleidau miegojimo laiką ir jau dabar bus vėlu. Ir ypatingai yra pavojinga, norėjau sakyti, nežinau, ar čia tas žodis tinka, į technologijas įeiti, kai yra nuovargis. Nes tada jos įtraukia ir tada gaunas toks laiko sudeginimas labai didelis. Aš kartais pažiūriu tą screen time, rodo ten, pavyzdžiui, ant iPhone'ų, aš išsigąstu, galvoju, eik tu savo, tiek laiko visiškai jokios naudos. Ir aš suprantu, kad čia yra pasekmė to, kad aš nepagaunu savęs ir dienos eigoj, ypatingai kai ilgesnį laiką būnu kažkokioj įtampoj. Kažką darau, ten įsijautęs, gal viskas tvarkoj, kaip ir gerai, bet neskiriu to laiko pertraukom, per kurias galėčiau sugrįžti šiek tiek savo ašį, taip nusiraminti, taip išjausti akimirką, susistabdyti, nes tada realiai susistabdo viskas. Susistabdo viskas, o ypatingai mąstymas, kuris šiaip jau yra sunkiai kontroliuojamas. Ir ypatingai, kai dieną yra daug visokių dalykų, kurie mus įtraukia. Ir tada gali būti, kad mąstymas įtraukia ne tai, kad visą dieną. Jis gali traukti savaitę, mėnesiais. Žmogus taip vieną dieną susikaupia ir galvoja, palauk, ką šiais metais veikiau, kas čia vyko, ką aš nuveikiau, ar aš norėjau tai daryti, ar mane tiesiog taip įtraukė, kad aš ne savo noru viską dariau ir iš tikrųjų to nenorėjau daryti, o jau metai praėjo, gal gyvenimas praėjo. Tai čia yra vertė pačios meditacijos, kad jinai gali leisti pajausti, kaip sustabdyti tą akimirką, sustabdyti tą bėgimą ir taip išjausti, kad palauk, čiagi aš esu čia ir dabar, aš galiu pasirinkti, ką dabar noriu daryti. Aš galiu ateiti kažką padaryti, užtruks 3 minutės, aš tai padarysiu ir aš neprarasiu savo sąmoningumo. Po tų 3 minučių eisiu, pavyzdžiui, indus išplauti. Aš žinau, aš ploviu indus. Ką dabar aš noriu daryti, praėjo 3 minutės.
O ne tai, kad aš nuėjau plauti indų, po to ten pradėjau plauti grindis, pradėjau tvarkyti šaldytuvą, o žiūriu, jau 2 valandas praėjo. O dar norėjau tą ir tą padaryti. Ir kai pastoviai nepavyksta va taip susitvarkyti laike, dalykuose, iš tikrųjų ateina nusivylimas. Ir tas nusivylimas gali būti labai gilus, kad aš negaliu kontroliuoti gyvenimo. Tas laikas tiesiog dingsta. Kažką pradedu daryti, įsiveliu, nepadarau tai, ką norėjau daryti. Dariau tai, kas tuo metu ėjosi, nors tai nėra netgi man prioritetai, bet tiesiog įtraukia. Tai čia reiškia, nekontroliuoju savo gyvenimo. Tai aš apie save kalbu, ypatingai tais atvejais, kai paleidžiu tai. Tame paleidime, aišku, yra ir gerų dalykų, bet visumoj, kai tai yra nesąmoningai, kai tiesiog kažkokie dalykai, kur mes šiaip sąmoningai atsisėdę ir pagalvoja, nereikėjo to daryti, geriau būčiau daręs tą ir tą. Ir kai diena iš dienos mes suprantam, kad iš tikrųjų mano vertybės, mano prioritetai yra visiškai ne ten, ką aš kasdien darau. Visiškai ne ten, kaip pavyzdys. Kodėl? Tai galim paklausyti šito klausimo, galbūt dėl to, kad tikrai įvelia kažkokios smulkmenos, kur taip atrodo lengva čia padarysiu, bet kai tai prasideda ir viską padarom, tai ir laiko nebėra. Tai tas laiko susistabdymas, jisai labai veikia dienos eigoj, randant kelias minutės, kas kažkiek laiko, kas valandą, kas 2, 3, 5 minutės, taip sugrįžti save, atsisėsti, pakvėpuoti arba pasivaikščioti, arba tiesiog, jeigu įpratę vaikščioti greitai, vaikščiokim lėtai. Kažką, kas mums nėra įprasta daryti, nes tuo metu mes tai darom sąmoningai, ne iš automatikos. Ir tada, kai tai darom sąmoningai, pakeičiam tą elgesį. Jeigu aš kažką darau labai greitai, indus plaunu, darau tada lėtai. Ir tada, kai aš lėtai darau ir bandau išjausti, suprasti, ką aš veikiu, aš grįžinėju savo tą tokį sąmoningumą ir stabdau mąstymo procesą, stabdau automatizmą. Kuo dažniau aš tai darau, tuo labiau sustabdau automatizmą ir tuo labiau tada galiu sąmoningai nuspręsti, ką aš noriu veikti savo gyvenime. Tai tokia yra vertė. Ir tai vienareikšmiškai kelia gyvenimo kokybę, nes jeigu mes norim kažkokių dalykų ir mes jų negalim daryti dėl to, kad pastoviai įtraukia, tai rezultatas toks, nesam patenkinti rezultatų. Tai man tai veikia ir kartais labai pavyksta dienos metu daryti dalykus kitaip, sugrįžti tą sąmoningumą, tada aš grįžtu namo ir laiko, kiek aš turiu, man atrodo, wow, kaip aš tiek daug visko pasidariau, nes aš sąmoningai pagalvojau prieš kiekvieną dalyką, galvodamas, palauk, kas čia dabar svarbu, tai svarbu, darau. Neužstringu tame veiksme, nepradedu kažko kito daryti, po to padarau, okei. Reiškia, kuo aš labiau moku save sustabdyti, tuo labiau aš galiu kontroliuoti tai. O automatizmas, ką daro, tai viskas iš eilės, bet ar tai mums yra svarbu? Tai tiek.